Jeigu tu atsidūrė čia ir dabar, tai reiškia, tai yra žinutė tau, o kortas tau nori pasakyti apie tai, kad manipulacijų buvo tavo gyvenime labai daug. Tai yra greičiausiai žmogus, kuris galvoja, kad taip laisvai tavimi galima manipuliuoti. Tai buvo santykiai, bet tie santykiai tai ne tau buvo skirti, o labiau jam tu buvai reikalinga. Ir šansas, jums gyvenimas buvo davęs šansą, bet jūs abudu greičiausiai to šanso nepasinaudojate. Kodėl jūs to nepadarėte? Tai buvo, žiūrėkit, kiek daug, nes tai buvo labai daug, tarp jūsų labai daug klaidų, buvo, žinai, kaip neapgalvotų sprendimų. Nesugebėjot vienas kitą suprasti, vienas kitą pamatyti. Jūs nemokėjot jam atleisti, o jis nesugebėjo jūs suprasti. Dar pabaigos nėra. Ir tai ne tai, apie ką jūs galvojate, o tai visai kita situacija vėl sujungs jūs kartu. Sujungs jūs kartu, nes kortas šansas, sako, yra. Bet jeigu norite žinoti, kaip tai įvyks ir kaip pagreitinti jūsų susitikimą ir nesugadinti visko, nes šita korta sako, kad jūs galite pamatyti vienas kitą. Pavyzdžiui, ateina tai pasimatymą ir vėl viską sugriauti visiems laikams. Norite, kad tas pasimatymas išliktų visam gyvenimui ir jūsų meilė klestėtų, rašykit man asmeninę žinutę ir mes kartu užklausim tarą kortų, kaip jums tą geriausiai padaryti. Korta atskleis jums, ką jis apie jūs galvoja, kokį planą prieš jūs rezga. Užsukite mano puslapį lana.lt ir būtinai spauskit follow, saugosit savo šį dėlionę.